2025 metų pradžia, naujas Lietuvos policijos stadionas Kalnų parke, toksai oras šaltokas, šalčiau negu šiandien, ir generalinis komisaras ateina į tą stadioną, stadionas tuščias, nei vieno žmogaus, tuščias tribūnos, ir ko jis ten atėjo, kokią žinutę jis norėjo pasakyti, ar ką jis norėjo tenai pamatyti. Pabandom pasižiūrėti, jeigu. Bičiuliai, šiandien esu naujame Lietuvos policijos stadione. Čia esu ne veltui tam, kad pakviesčiau jūs visus burtis į Lietuvos policijos komandą. Šiandien kūrėme Lietuvos policijos žmonių strategiją. Strategija, kuri skirta suvienyti Lietuvos policijos bendruomenę, išlaikyti esamus policijos pareigūnus ir pritraukti naujus. Padaryti viską, kad Lietuvos policija taptų stipresnė. Kaip šiandien prisimenu 1988 m. rugpjūčio 23 dieną. Dieną, kuomet Vilniaus Vingio parke į Sąjūdžio mitingą susirinko 300 000 Lietuvos žmonių. Žmonių, kurie norėjo išreikšti savo valią gyventi laisvoj ir nepriklausomoj Lietuvoj. Tai buvo vieninga Lietuvos žmonių komanda. Ir aš tikrai tikiu, kad tai galime perkelti ir į policiją. Tikiu, kad kiekvienas mūsų turėtume jaustis reikšmingais vienos didelės Lietuvos policijos komandos dalimi. Kiekvienas mūsų turėtume jausti savo draugo ir kolegos stiprų petį. Kad visi mes galime susitarti dėl Lietuvos policijos prioritetų ir laikyti savo susitarimų. Kas man yra komanda? Tai visų pirma žmonės, kurie yra vedini vieno bendro tikslo. Tai žmonės, kurie susitarė ir laikosi savo susitarimų. Ir trečia, kiekvienas komandos narys aiškiai žino, ką jis turi daryti tam, kad komanda sėkmingai pasiektų savo tikslus. Galbūt ir simboliška, kad šiandien kalbu prieš tuščias stadiono tribūnas, bet tikrai tikiu, kad mūsų bendro darbo dėka jau po keliarių metų galėsime susirinkti čia visi kaip viena bendra Lietuvos policijos komanda. Tai va, tai iš tiesų tokią žinutę jis norėjo, su tokia žinutė jis atėjo ir tokia žinutė iškeliavo visiems darbuotojams, norint pristatyti Lietuvos policijos žmonių strategiją. Kodėl Lietuvos policijos žmonių strategija? Kodėl toks pavadinimas? Viskas prasidėjo nuo Šengeno vertinimų ir Šengeno vertinimuose atsirado toks punktas įvertinus ten visus dokumentus, kad Lietuvos policija neturi Lietuvos policijos žmogiškų išteklių strategijos. Buvo sukurta darbo grupė, paskirtas vadovas, paskirti atsakingi darbo grupės nariai, bet turbūt, kad jeigu daugelis jūsų dirba valstybinės institucijose, žinot, kas yra su tom darbo grupėm. Dažniausiai sukūrus darbo grupę jau yra beveik garantuota, kad nieko gero nebus. Tai po kelių mėnesių darbo grupės rezultatų labai gal rimtų nebuvo. Ir buvo nuspręsta šiek tiek keisti tą visą strategijos kūrimą, visų pirma pakeisti pavadinimą, iš to biurokratinio žmogiškų išteklių strategiją padaryti šiltesnį, nuoširdesnį, aiškesnį, ir taip gimė Lietuvos policijos žmonių strategija. Kolegom pasakau dabar irgi klausiau, ir tokį klausimą dažnai užduodam žmonėm, kai važinėjom po apskritis, kaip manot nuo pavasario iki dabar, praėjo daugiau negu pusę metų, kiek buvo sukurta policijos žmonių strategijos. Ir atsakymai yra įvairūs. Vienas sako 10 puslapių, kitas sako gal kokie 3 jau, gal 2. Ir sakau, žinokit, ne, sukurtas yra tik tai vienas sakinys, kol kas tai yra šitos strategijos tikslas, koks yra. Ką tai rodo? Kad iš esmės nusprendėm daryti šitą strategiją, nepadaryti ir nuleisti darbuotojams ir leisti ją vykdyti, patvirtinti įsakymu, bet tiesiog kurti šitą strategiją ir tuo pačiu bandyti ją įgyvendinti. Ir nuo ko viskas prasidėjo, tai yra nuo komandinės kultūros. Tai yra tikslas bandyti diegti komandinę kultūrą policijos organizacijoje ir per tą komandinę kultūrą, įtraukiant visus darbuotojus, po truputį, neskubant, kurti Lietuvos policijos žmonių strategiją.
kurti yra labai sudėtinga, žinokit, kai susirenka daug žmonių. Pirmas išvažiavimas policijos buvo parinkti policijos įstaigų vadovai. Išvažiavo 2 dienom, užsidarė, tarėsi be telefonų, bet neišėjo, buvo ir tie telefonai, bet, taip, sakykime, be telefonų. 2 dienas irgi kalbėjo, bandė tartis ir iš tiesų pykosi, muštinių nebuvo, bet pykčių buvo, visko buvo. Ir pasirodo, dėl ko viskas vyko. Dėl vieno žodžio, dėl vieno sakinio, dėl kažkokios reikšmės, kas kaip supranta, nes pavyzdžiui žodį pasitikėjimas vieni supranta per tikėjimą, kiti per kažkokį atsakomybę, kiti dar per kažkokią, per prasmę ir taip toliau. Ir tos diskusijos, tai visi ginčiai iš tiesų tikrai vedė, atrodė į niekur, bet iš tiesų, kas pasimatė, kad vadovai pradėjo nebijoti kalbėti atvirai, sakyti tai, ką galvoja. Ir čia panašu turbūt kaip pas psichologą, per terapiją, kad pas metu tiesiog priverstas esi atsakinėti nepatogius klausimus ir sakyti, ką tu galvoji tiesiai šviesiai. Nes tu mumis dirba prie tos strategijos tokia Viktorija, kolegė, kuri yra atėjus ir daug yra dirbusių su įvairiomis organizacijomis ir jinai tiesiog išprovokuoja, susėdam ratu, kaip per kokiam nors klube. Ir visi turi pasisakyti, ką tu galvoji, kaip tu jautiesi, su kuo tu atėjai, su kuo išeini, ką išsineši. Ir nėra lengva, kaip kartais yra, dar kai užduodamas koks nors toks klausimas šiek tiek suktesnis, tai iš tiesų nėra labai lengva tikrai atsakyti tokį klausimą. Tai va, bet komandinės kultūros, kas yra turbūt labai didelė prasmė ir esmė, ir ką matome važiuodami kažkur tai apskritį, kad žmonės atėję į tą, nežinau kaip jie vadina, dažniausiai mokymai, susitikimas, nežinau, bet kas. Ir pradžioj su jais, kai pasikalbi, tai dažniausiai būna, susitariam kalbėti tiesiai šviesiai, pradžioj sunkiai būna, aišku, tas tiesiai šviesiai, bet kai kurie pasako, liepia, atėjau, ką žinau, liepia ir atėjau, nežinau, ko aš čia noriu, šiaip pasėdėsiu, nereiks dirbti, bent jau paklausysiu. Tai po darbo dienos, pavyzdžiui, pabaigos, visi išeina iš tikrųjų tokie nustebę, sako, buvo kitaip, buvo įdomu. Buvo keista, kad reikėjo kalbėti, buvo keista, kad mano nuomonės kažkas čia klausė, o labiausiai keista, kad iš departamento kažkas atvažiuoja kažkokią Tauragę ir klausė eilinio ten patrulio ar ten kokio nors, nežinau, specialisto, ką jis galvoja apie strateginius Lietuvos policijos kažkokius tai veiksmus. Tai tas žmonėms labiausiai buvo keista. Aišku, to skepticizmo labai daug yra, sako, gerai, mes čia pakalbėjom, aš čia kažką pasakiau, bet klausimas, ar čia kažkas į mano tas nuomonės atsižvelgs, bet sako, bent jau smagu, kad atvažiavote, pasižiūrėjote akis, išklausėte ir turėjau galimybę išsakyti, ką galvoju. O ką galvoja, tai labai daug ką galvoja. Pasako daug labai kritikos, pasako labai daug kas negerai, pasako apie problemas ir iš viso to mes pabandėme susidėti tą tokį problemų ratą. Galbūt būtent kam reikalinga ta buvo žmonių strategija, kodėl jinai reikalinga. Čia, kaip matote, iš esmės yra sudėti patys populiariausių žmonių atsakymai. Kas negerai yra šiuo metu sistemoje, po trūksta, kas neveikia. Kaip matote, iš tikrųjų irgi pakankamai atviri tie atsakymai, tokie tiesiai šviesiai. Ir turbūt kas labiausiai, suprantu, policijos vadovybei jaudina, kad policijos gretos yra, policijos organizacija yra amžėjanti. Čia ne klaida, čia neturi būti mažėjanti, čia yra amžėjanti. Tai yra vis didesnio amžiaus pareigūnai dirba mūsų sistemoje, vis vyresni. O tai yra todėl, kad jaunimas nelabai ateina į šitą profesiją, nors kiekvienais metais mes turime apie 700-800 jaunuolių, kurie parašo prašymą stoti į policijos mokyklą ir tapti pareigūnu. Tai rodo iš vienos pusės, kad profesija kaip ir yra populiari, nes suraskit man Lietuvoje dar nors vieną darbdavį, kuris gauna 800 prašymų per metus, kad 800 žmonių, kurie nori pasieteiti, turbūt tokių nėra. Tik tai blogai yra tas, kad iš to 800 mes priemam kokius 250, turbūt maksimum iki 300, nes didžioji dalis netitinka sveikatos reikalavimų, kai kurie netitinka reputacijos reikalavimų, kai kurie neišlaiko egzaminų, o kai kurie šiaip po pokalbio komisija supranta, kad gal nereikia, geriau mes
turėsim didesnį krūvį, bet šitas žmogus, tai nereikia, kad jis ateitų pas mus dirbti. Tai va, tai iš tiesų ir paskui kas kita problema, kai tie žmonės ateina jau dirbti, mes matome, kad jauni žmonės išeina iš policijos po 3 metų, po 2 metų, po 5 metų. Ir tada pradedi kalbėti, kodėl jie išeina, tai jie sako, kad mums per didelis darbo krūvis, per maži atlyginimai ir taip toliau, tas pačios problemos, kokios ir pas visus. Ir tada vadovybė sako, žiūrėkit, darbo krūvį išspręsti nelabai turbūt galime. Kažkiek atlyginimų padidinti, irgi turbūt priklauso nuo vyriausybės, bet su to vyriausybė matot, kas čia vyksta. Niekaip nepradeda dirbti. Tai tikėtis, kad čia labai greitai tų pinigų kažkas skirs ir duos, irgi turbūt mažai tikėtina. Tai vienintelis dalykas, ką mes galime padaryti, turbūt sukurti kažkokias ypatingas arba kažkokias labai geras darbo sąlygas, gerą aplinką, kad žmonės čia norėtų dirbti. Ir iš tiesų tada jau pirmoje vietoje yra ne atlyginimas galbūt, net ne darbo krūvis, o gera atmosfera, geri draugai, kolegos, geras mikroklimatas. Ir tada mes matome, kad žmogų, kai pakviečia kažkokią ar kitą tarnybą, ar kitą darbovietę ir pasiūlom 200 eurų daugiau, jisai sako, gal aš neįsiu, nes čia gerai, galbūt truputį mažiau, daugiau darbo, bet čia kaip faina, manęs klausia, ką aš galvoju, mane įtraukia kažkokius sprendimo priėmimus, aš šiaip jaučiuosi svarbus ir reikšmingas šitą organizacijai. Tai tikslas žmonių strategijos yra sukurti tokią sistemą. Deja, dabar tikrai taip nėra, arba gal mažai kur taip yra, kai kuriuose padaliniuose gal panašiai yra, bet policijos žmonių strategijos turbūt tas tikslas yra toksai, kad žmonės čia jaustųsi gerai, kad šitą organizacijoje visi žinotų savo vertę, kiekvienas žinotų savo indėlį ir pati organizacija žinotų savo kryptį, ko jinai siekia ir kad tų tikslų siektų veiksmingai. Vėlgi susikūrėme tokią Facebook'o uždarą grupę, Išvientų komanda, kurioje šiuo metu yra beveik 4000 darbuotojų iš 9,5 tūkstančio. Irgi tikslas yra, kad žmonės keltų klausimus, keltų problemas, diskutuotų, kalbėtų. Strateginė grupė taip pat tą savo įvairias mintis kelia, diskutuoja su žmonėm. Tai tikimės, kad toks dar būdas, nes yra žmonių vėlgi, kurie gali šnekėti, kurie nebijo šnekėti į akis. Yra žmonių, kurie nenori šnekėti, bet gali parašyti. Tai yra tikrai dar viena galimybė žmonėms tikrai rašyti apie problemas. Ir labai dažnai iš kažkur tai grįžus ir pasakius, nes žmonės kelia tos klausimus, sakau, tai jūs rašykite, yra grupė, nežinau, rašykit generaliniam, nieks nedraudžia dar kažkam. Ir taip, kai grįžti kitą savaitę ir matai, kad atsiranda kažkokių klausimų, kurias tau užduoda tam susitikimai, žmonės pradeda rašyti. Atsiranda diskusijos, kiti kolegos kažką parašo, kaip yra pas mus. Ir tai yra tam tikras spaudimas ir tos įstaigos vadovui, kad jo kolektyvas kelia klausimus, kad jo kolektyvai yra kažkokių problemų ir kad tu negali ignoruoti to, tu negali sakyti, kad pas mane viskas gerai, nes žmonės sako, rašo ir mano kitaip. Tai čia toks tas darbuotojų spaudimas tam tikras ir vadovui, ir manau, kad irgi yra tikrai nėra blogas dalykas. Tada ir pats vadovas yra motyvuotas kažką tai keisti, kalbėti su tais darbuotojais, bendrauti, girdėti juos. Tai čia yra tas pirmas sakinys, kurį per tuos pusę metų pavyko išsiaiškinti, susidėlioti tos žmonių strategijos tikslą. Yra augti kaip komandai, efektyviausių būdų, veiksmingiausių būdų siekiančiais siekti savo tikslų. Tai šitas sakinys, dėl šito visi sutarė po ilgų diskusijų, nors dėl kiekvieno žodžio buvo labai daug diskusijų ir dėl komandos, ir dėl veiksmingai, ir dėl siekianti, ir savo tikslų, ar komandos tikslų. Labai daug buvo tikrai diskusijų ir yra tokios 4 išgrynintos kryptis, ko šita strategija yra siekiama. Tai yra sukurti ir stiprinti policijoje komandinę kultūrą, apie ką aš šiek tiek kalbėjau, nuo ko mes pradedam. Tada sukurti aišku augimo kelią, kad kiekvienas žmogus atėjęs į policiją žinotų, kaip jisai gali toje organizacijoje augti, kokius reikalavimus jis turi atitikti, norėdamas būti patruliu, norėdamas būti kažkokio specializuoto padalinio ar kito padalinio atstovu, kokius reikalavimus jis turi atitikti, norėdamas būti vadovu. Tai iš esmės bus toksai kelias, kuris šakosis į tam tikras dalis. Jeigu tu nori būti vadovu, tai eini čia keliauji, jeigu tu nori būti patruliu, tu toliau keliauji, jeigu tu nori būti kokį, aro pareigūną, eini kažkur tai čia. Iš esmės bus labai aiškus nutiestas, labai aiškus augimo policija kelias.
Ir kiti 2 punktai tokie yra vėlgi išlaikyti dabartinius darbuotojus, tai yra profesionalus, kurie dirba policijoje, ir pritraukti naujų ir jaunų žmonių. Nežinau, kada ta strategija bus baigta, nes kaip ir minėjau, dabar yra toksai etapas, kai, sakau, bandome per pradžiai dėkti tą komandinę kultūrą, kalbėti su žmonėm. Dar gal šiek tiek papasakos, kaip tai vyksta. Tai yra policijos strateginė komanda iš maždaug iš įstaigų vadovų. Tai su jais yra iš esmės diskutuojama, kalbama. Tada yra tikslas, kad jie grįžę į savo padalinius kalbėtų su savo artimiausiais vadovų lygmenių apie tą patį diskutuotų. Tada tie vadovai leistųsi į savo padalinius, padalinių vadovai leistųsi dar žemiau į savo padalinius ir kad tiesiog visas tas nusileistų iki pačių apačių, iki pačių patrulių. Ir kokių jau yra iš tikrųjų labai įdomių dalykų, ta prasme mes matome kažkokie atsiranda susitarimai. Pavyzdžiui, Vilniaus policijoje, kadangi jie tokie buvo turbūt pionieriai, jie pirmieji pradėjo tai daryti, pas juos ten atsirado tokių paprastų susitarimų, bet kurie yra tikrai labai greitai matomi. Pavyzdžiui, susitarimas kiekvieną rytą sveikintis. Tiesiog atėjus darbo, nes buvo žmonių, kurie nesisveikina, pavyzdžiui. Tai jie visi susitarė, kad nuo šiol, nuo pirmadienės visi sveikinamės. Ir žinokit, tikrai sako, paskui paklausi, kaip sekas ar sveikimėsi. Sako, taip, žinok, dabar nepatogu nepasisveikinti, nes iš karto primena, kad žiūrėk, mesgi susitarė sveikintis. Tai viskas prasideda nuo labai mažų dalykų, bet iš tikrųjų, kai žmogus mato tos mažus dalykus ir labai greit pamato, kad jie veikia, tai tada tikrai galima kalbėti ir apie didesnius tikslus. Tada galim pradėti kalbėti, ne, jeigu ras taupytų pinigų kažkur kolektyve, kaip juos išsidalinti, ar visiems po lygiai, ar kažkokiem tai daliai daugiau, daliai mažiau, ar šis vienam atiduoti, kuris leža tą kolektyvą, ranjolai pečių laikosi tas kolektyvas. Jeigu mes turim vėl, nežinau, ką nors darbo sąlygas, taip pat vėl galim susitarti, ne, kad galbūt penktadieniais galim dirbti nuotoliu, galbūt galim dirbti 2 dienas nuotoliu per savaitę, gal užtenka 4 darbo dienų savaitės. Šitas sunkiau turbūt susitarimas, nes jisai turbūt nelabai teisėtas bus, bet viskas, kas yra teisėta, kas neprieštarauja teisės aktams, apie viską galim susitarti. Ir kai tie susitarimai galioja, kai tuos susitarimus, ne krauju pasirašo, bet žiūrėdamas į akis tau pasako tavo vadovas, jūs visi susitarėt sėdėdami ratu, tai žinokit, net nereikia nei tų parašų, nei įsakymų, nei nieko, tai pakankamai tikrai neblogai veikia. Ir aš sakau, žmonės, kai mato, kad tai kažkoks pokytis yra, kad tai, kas susitarė kitą savaitę, jau tai veikia, iš tikrųjų, aš manau, kad jie turbūt pradeda gal kažkiek tikėti, kad galima susitarti ir dėl svarbesnių dalykų, ne tik, kad sveikintis, ne paspausti ranką, dar kažką daryti. Daug yra visokių apie tradicijas, daug visokių susitarimų. Susitarė žmonės, kad eis ten vieną kartą į mėnesį kažkur, nežinau, į teatrą ar kažką vert daryti, į pėsčiųjų žygį, nežinau, pas ką kokias tradicijas, gal kažkas į pirteis, čia jau kiekvieno kolektyvo reikalas. Ir dabar šitos 4 kiekvienos kryptis, iki šitos 4 visos kryptis iš esmės yra tokios skirstos į tam tikrus, pavadinkim, principus. Tai yra komandinė kultūra, į vadovus, į ugdymą, komunikaciją ir stebėjimą. Šitoje vietoje turbūt svarbiausia yra vadovai, nes labai yra noras, kad patikėtų vadovai, kad tai gali veikti. Nes jeigu vadovas netikės, tai tikrai labai sunku tą bus įdėkti tam padalinyje, ar toje organizacijoje, toje įstaigoje. Ir mes tokį bandom kurti komandinės kultūros trenerių tokį, kaip čia pavadinti, būrį, kurie galbūt galėtų važinėti kažkiek tai į apskritis, į įstaigas, į padalinius ir padėti vadovui pradėti gyveninti tą komandinę kultūrą, pradėti pasidaryti sesijas, pakalbėjimo, susėdimo, susitarimų, dabar kalbam apie vertybės, pradedam kalbėti. Ir iš tikrųjų yra jau padalinių, pavyzdžiui, žmogiškų išteklių valdyba, kurie pasidarė 8, man atrodo, sesijas ir žemesnėme rate, buvo pradžioje vadovų rate, tada grįžo į padalinius, iš padalinių grįžo vėl pas vadovus ir jie iš tikrųjų turi dabar jau savo susitarę 5 vertybės, kurios jiems yra svarbios, kurių jos laikosi, kurių jie laikysis ir kurių jie įsipareigoja, kurios jiems yra, toks kaip tėvė mūsų. Ir jeigu kiekvienas padalinys turės tas vertybės iš esmės, paskui mes, kai yra tikslas, aišku, išsirinkti visos policijos kažkokias top 3 ar top 5 vertybės, bet visi gali turėti ir savo kažkokias. Tai čia nuo tokių paprastų dalykų viskas prasideda. Apie augimo kelią, kaip ir minėjau, tai yra iš esmės bus nubrėžtas, nutieštas kelias, kaip žmogus galės augti, kaip jisai jo karjerą
kaip jis galės kelti savo kvalifikaciją, motyvacijos sistema, įvertinimo, įsivertinimo, tie dalykai, kaip jisai bus vertintas, pagal kokius kriterijus. Profesionalų išlaikymo kryptis, tokios tikslai, tai sudarytos galimybės žmogui tobulėti, kad jisai to organizacijoje ne tik tai būtų, bet ir turėtų kažkokią galimybę kelti kvalifikaciją, eiti kažkur, kur nori, ta prasme, mokytis, augti ir taip pat, kad būtų skaidrus ir aiškus procesas nukreiptas jo išlaikymą. Tai yra vėlgi finansai, socialinės garantijos ir taip toliau. Ir naujų žmonių pritraukimo kryptis, tai yra sukurti nuoseklę ir tvarę pritraukimo sistemą ir auginti nuolat ir turėti tą tvirtą policijos tokią komandą. Tai iš esmės turbūt tiek yra, gal turbūt jau daugiau negu vienas sakinys sukurta šitoj žmonių strategijai, bet čia visur daugiau mes kalbam tik apie tikslus, kaip matote, apie kryptis, kol kas kažkokių konkrečių dalykų dar nėra. Ir aišku, augimo kelias jau nemažai jom yra nupieštam padaryta, bet vėlgi jisai turės irgi leistis į įstaigas, į padalinius, į pareigūnus ir tada žmonės turbūt turės pasakyti, ar tinka jis, ar turi kažkokių kitokių pasiūlymų, nes, kaip ir sakiau, nesinori kažko tai nuleisti, o norisi, kad visi kartu tą strategiją sukurtų ir tai būtų galbūt dokumentas, kuris net jau šiek tiek apimtų ne tik kažkokius žmogiškuosius išteklius, bet apimtų ir žymiai plačiau visą policijos apskritai organizacijos kultūrą, organizacijos atmosferą, darbo metodus ir taip toliau. Kodėl svarbu tie susitarimai, nes, kaip minėjau, labai svarbu pamatyti kažkokį rezultatą pačioje pradžioje, nes kai kalbam apie teorinius dalykus, kažkokius įsivaizduojamus, mažai suprantamus, kaip kažkada gražu bus, ne kažkur, tai kai žmonėms labai sunku kažką pamatyti, jis nori kažkaip apčiuopti, suvokti, pajusti, ne kažką, tai susitarimai tam ir padeda. Ir, kaip ir sakiau, paprasti susitarimai sveikintis, švęsti kažkokius, tai turėti kažkokias tradicijas, susitarti dėl kažkokių darbo sąlygų ir panašiai, iš esmės, pradeda jau leidžia žmonėms pajusti, kad čia kažkas tai yra tokio apčiuopiamo, ką aš jau matau ir jau galiu pajausti. Tai tas yra labai svarbu ir mes toj vadovų komandoje esame susitarę tos tokius šešis punktus, kad jie yra atvirai ir pagarbiai kalbėtis, kol suprasim vienas kitą, nes žinokit, kartais tas senas principas, kai tu pakalbi ir paklausi, ar visi suprato, ir visi linktelna galvą, visi sako, jo, supratom, bet tada yra kitas klausimas, o ką tu supratai? Ir tada paaiškėja, kad nieks nieko nesuprato. Tai kai tu pažaidi tokį žaidimą apsuki į ratų, tada paaiškėja labai daug įdomių dalykų. Tada jau žmonės, kai klausia, ar tikrai supratote, sako, gal ar nelabai man šitą vietą aiški, gal aš norėčiau pasitikslinti. Tada susitarėm ir laikome susitarimų, tai jeigu mes susitarėm ten kalbėti atvirai, nebijoti kritikuoti, nebausti už kritiką, neįsižeisti, jeigu tau pasako akis, kad tu esi, nežinau, kažkoks tai toks ar noks, ar kažką negerai darai. Tai ir kai žmonės pamato, kad tai veikia, tai vėlgi žmonės pradeda atviriau kalbėti. Taip pat padėti vienas kitam tam kelyje link tikslo, nes tikrai yra žmonių, kuriems nureiktos pagalbos ir reikia tikrai nebijoti pasakyti, kad man tos pagalbos reikia. Nes šiandien vieno iš mūsų nėra kažkokio tai labai viską gerai suprantančio, mokančio ir kaip toliau, mes visi čia mokomės ir bandome kažką padaryti. Prioritetai irgi labai svarbu ir pastangos jų laikyti. Labai gerai pasakė Mindaugas Baršys, Vilniaus policijos vadovas, kad aš žmonių strategijai įsipareigoju skirti 30% savo kiekvienos darbo dienos. Ir sako, jeigu aš matau, kad man yra kažkokie darbiniai reikalai, sakau, sorry, dabar negaliu, nes aš turiu jau 70% darbo aš jau užskyriau, tada aš galvoju, kaip dedikuoti tos darbus savo, nežinau, pavaduotojams, galbūt kitiems žmonėms ir aš turiu sėsti prie šitos strategijos, nes aš esu įsipareigojęs jau susitaręs ten parašyti savo kažkokias, nežinau, vertybės iki 5 valandos, padaryti dar kažką, tai nuvažiuoti į susitikimą, pasikalbėti su patruliais ir iš esmės taip dirbant, sako, galima tai padaryti, bet kas sunkiausia yra, kad kai tave rutina užvaldo, kartais pamiršti tausas, ypač kai susitari su savim. Kai susitari su kitais kažkaip geriau veikia, bet kai susitari su savim, tai kartais lengviau sulaužti tada tą pažadą.
Ir labai svarbus tas paskutinis punktas - susitart, kad nėra savaime suprantamų dalykų. Nes jeigu žmonėm, kai kuriems atrodo viskas aišku, tai kaip ir minėjau, prieš tai pavyzdį, iš tiesų, kai paklausi giliau, paaiškėja, kad nieks niekam neaišku. Tai dėl to turbūt tas pusę metų ir kalbamės, dėl kiekvieno žodžio aiškinamės, kad ir kada jau kiekvienas supranta ir kiekvienam aišku, ką tas žodis reiškia. Ir kai kiekvieno iš 20 paklausus, jisai visi atsako taip pat, kad aš suprantu lygiai taip pat, ką ir prieš tai sakęs Jonas Petras ar Antanas, tada mes jau turbūt galim sakyti, kad mes esame susitarę ir mes šitus visus dalykus suprantame vienodai. Ir tai turi supras 9,5 tūkstančio darbuotojų, ne? Kaip ir tam anekdote, kai ateina žmogus į NASA, sutinka valytoją ir sako, ką jūs čia veikiate. Sako, mes tai čia laivus į kosmosą leidžiame, ar jūs? Tai iš esmės, kai valytoja žino, ką daro organizacija ir žino, kad jinai irgi jaučia, kad jinai irgi prisideda prie to bendro organizacijos tikslo, tada yra turbūt viskas gerai, bet kol to nėra, tada labai kartais sunku suvokti, koks aš čia mažas esu sraigtelis ir kuo aš čia savo darbu galiu prisidėti prie kažkokių kitų 9,5 tūkstančio organizacijos kažkokių tai darbų esminių. Ir kas toliau, tai dabar, kaip ir minėjau, dirbama prie vertybių. Norima, kad visi padaliniai turėtų išsigryninti savo vertybės, paskui iš jų nusistatyti top 5 vertybės ir kad būtent savo tai kasdieniai praktikai veikloje mes pradėtumėm taikyti tą komandinės kultūros principą. Tai aš taip prognozuoju, kadangi dažniau esu toks optimistas, tai manau, kad maždaug kitais metais tikiuosi tos vertybės per metus galbūt praeis visuose kolektyvuose, visi šitą žaidimą išsirinks jas ir galbūt per metus pavyks išsiaiškinti visos policijos kažkokias top 3 ar top 5 vertybės. Tai tiek trumpai apie žmonių strategiją. Jeigu turite kažkokių klausimų, tai užduokit, nes jūsų laukia, kaip minėjau, geras prizas. Tai aš pasistengsiu, jeigu turėsiu kompetencijų atsakyti į jūsų klausimus. Taip, jūs norėt kažką paklausti. Sunkiai įsivaizduoju dar taip gal, bet aš tai daugiau gal įsivaizduoju netgi ne dokumentą kažkokį patvirtintą, pasirašytą generalinio komisaro, o aš daugiau įsivaizduoju pasikeitusią kultūrą organizacijoje, kur, kaip ir minėjau, kiekvienas žmogus turi teisę išsakyti savo nuomonę, kur nieks jo nekritikuos už tai, kur į tą jo pasiūlymą rimtai kažkaip vertins, kur visi aptars kolektyvuose. Tai aš labiausiai norėčiau, kad tai veiktų, būtent organizacijos rastų tas būtent komandinės kultūros tie principai. Ir man atrodo, iš tų tada komandinės kultūros principų mes galim susikurti bet ką, bet kokią strategiją ir jinai turėtų tikrai tada veikti, nes mes visi būsim susitarę, visi vienodai suprasime ir visiems bus malonu vykdyti. Ir tada, jeigu susitars nepatruliai, kad arba tyrėjai, pavyzdžiui, kad mūsų prioritetas šiemet yra narkotikai ir sukčiavimai ir mes šitiem būtent nusikaltimam ir jų ištyrimui dedame didžiausias pastangas, tai mes visi kartu tame kolektyve tą dalyką ir padarysime. Jeigu patruliai susitars, kad bus svarbiausia plėšimai ir mes visų pirma visi orientuojamės, kaip išaiškinti plėšikus ir padaryti, kad jų nebūtų, tai turbūt yra įmanoma kažkiek tai prioritizuojant tą veiklą, skiriate daugiau kažkokių tai resursų šitą klausimą išspręsti. Tai aš taip gal įsivaizduoju būtent per tą komandinę kultūrą. Jeigu jinai veiktų, tai man atrodo tada ir ta strategija labai būtų greit susidėliota ir būtų tikrai tokia tikra ir vykdoma, o ne kažkokia popierinė ir nuleista. Ten dar norėjo žmogus kažkur galia klausimą.
Suprantu, ačiū už klausimą. Tai iš esmės šitas klausimas prieš kokius 3 metus, gal daugiau prieš 4, buvo kaip tik labai irgi iškeltas, kad galbūt mes per daug orientuojamės į viešąją policiją, apskritai į uniformuotą policiją. Nors jinai iš kitos pusės visuomenė labiau yra matoma, labiau suprantama, aiškesnė ir taip toliau. Bet šalia to tada atsirado ir tam tikros kampanijos, kurios skirtos yra kriminaliai policijai. Tai, pavyzdžiui, yra serialas Sekliai, kuris yra rodomas per LRT televiziją, ar tuoj bus 3 sezonas. Taip pat pernai buvo toksai socialiniuose tinkluose virtualus detektyvas žaidimas jaunimui sukurtas, kur kiekvienas galėjo pasijausti tyrėjų ir surasti dingusią merginą. Tai iš esmės tam tikrų priemonių tokių yra tikrai galvojama ir daroma ir siekiant pritraukti būtent ir galvojant ir apie tyrėjus, ir apie kriminalinės policijos pareigūnus, ne tik apie patrulius. Bet supraskit, kad apie patrulius yra gal paprasčiau viską padaryti, nes žmonėms jie yra vis tiek labiau matomi, labiau suprantami. O vėlgi ta visa kampanija turi būti labai aiški ir aišku apie ką čia. Nes, žiūrint serialą Sekliai, tu turi žiūrėti ilgai, turi pamastyti paskui, pafilosofuoti ir pagalvoti, kad gal čia ir faina toks darbas. Gal dėl aš irgi galėčiau tokiu būti. Man atrodo, tokių patrulių greičiau galbūt toksai aiškesnis yra darbas, tu matai, ką jie dirba, galvoju, sugebėčiau ar nesugebėčiau, atrodo vis laik toks tie kiti etapai aukštesni šiek tiek, tai galbūt jau tokie žmonės pradeda abejoti savo galimybėm, ar aš tikrai galėčiau. Bet, kaip ir sakau, tam tikrų priemonių daroma ir siekiant ir tenai pritrauktų naujų žmonių. Nors matot, dažniausiai visa ir pagal tą, kiek mačiau augimo kelią, vis tiek bus tokia pradžia nuo patrulių. Iš esmės mintis yra tokia, kad norint būti kriminalistų, pavyzdžiui, arba ten kokio specializuoto padalinio žmogumi, tu turėsi prieš tai padirbti kažkiek metų patrulių reagavimo padalinį. Tu negalėsi iš karto ateiti ir, pavyzdžiui, tapti kriminalinės policijos biuro tyrėjų. Pagal tą naują augimo kelią tokios galimybės nebus. Nebent tu būsi visiškai kažkoks išskirtinis ir turėsi neeilinių sugebėjimų. Bet iš esmės didžioji dalis žmonių turės padirbti kažkiek metų patrulių, išsilaikyti tam tikrus kvalifikacijos reikalavimus ir tik tada jisai galės pretenduoti ir, pavyzdžiui, specializuotą padalinį. Aš norėjau apie patį procesą paklausti, bet viso šitos komandos kultūros diegimo. Ar jums žinomos patirtis tokio proceso kitose statutinėse institucijose arba kitose šalyse? Žinomos kitose šalyse kažkiek tai. Estijoje yra jie susikūrę visai neseniai, bet ten buvo galbūt tokių paprastesnių principų, tiesiog kaip mes pradžioje buvo sudaryta darbo grupė ir parašyta ta strategija. Tai čia paprasčiausiai būdas, tikrai nesunku parašyti, ypač su dabartiniam dirbtinio intelekto galimybėmis. Bet pavyzdžiui, tokia šalyje, nėra gal labai pavyzdinė kaip šalis, bet policijai, suprantu, viskas ten visai gal neblogai. Vengrijai buvo daroma kitaip ir buvo sukurta per 5, man atrodo, metus trenerių komanda ir tie dabar jie turi, man atrodo, apie 70 trenerių, kurie iš esmės būtent diegia tą komandinę kultūrą organizacijai, važinėja per įstaigas ir ten organizacija, man atrodo, apie 50 000 policijos darbuotojų berods, tai yra 70 trenerių, kurie tą daro. Ir kas įdomus toks dalykas, kaip pasakojo ta specialistė, kurie atsakinga už tai Vengrijos, kad kai policijoje tie žmonės pradėjo būti ruošiami, labai greit privatus verslas pradėjo juos visus vilioti, nes jie iš esmės tikrai jiems buvo organizuoti mokymai, jie įgijo daug kompetencijų ir tikrai jiems pasiūlius didesnį atlyginimą jie visi išėjo. Tai buvo priimtas sprendimas tiesiog toks jau politinis, kad tie žmonės gautų maždaug 2/3 rinkos atlyginimą. O tą jau 1/3, to 1/3 jie neišeidinėja iš policijos. Tiesiog jie, pavyzdžiui, jeigu ten kitur gauna 1000, tai jis čia gauna 750, pavyzdžiui, ir jam pasiūlius 1000, jis jau niekur neįvė, nes jis čia jaučiasi svarbus, reikšmingas, turi tam tikrų kompetencijų, gali augti ir šitas procesas, sprendimas iš esmės pasiteisino. Tai aš man kiek žinoma apie Estiją ir Vengriją, o iš kitų tarnybų aš nežinau. Statutinių tai negirdėjau, kad, aišku, visi turbūt turi tas strategijas, tuos tokius, pavadinkim, dokumentus, bet žinom, kaip tie dokumentai kartais veikia. Įdomiaus. Dabar vyksta žmonių strategijos kūrimas, kad kiekvienas žmogus įsakytų savo nuomonę į visus svarbus. O kas bus, kai bus sukurta žmonių strategija ir ateis naujai dirbti žmonės? Kaip jie prisidės, kas jų paklaus, jų vertybių, jų nuomonės ir kaip jie tada galės prisidėti prie žmonių strategijos, jeigu jų bus, ar
jinai yra kintanti. Manau, kad jie prie žmonių strategijos jau gal ir nelabai galės prisidėti, jinai jau tokia bus, vėlgi aš nežinau, ar tai bus dokumentas. Galbūt tai bus kažkoks tai aprašytas tiesiog procesas, galbūt tai bus tiesiog komandinės kultūros tokia, bet kažkokia vizija. Bet aš taip įsivaizduoju, kad jie atėję galės, nebūtinai apie žmonių strategiją, galės kalbėti apie savo komandos tikslus, apie savo komandos, ką jie komandoje gali padaryti, apie savo susitarimus. Tai turbūt, vėlgi, jeigu taip galvo, tada kiekvienas naujas atėjęs, vėl tada iš naujo turėtumėm kur tą strategiją, tai turbūt taip nebus. Bet aš sakau, čia gal daugiau ta strategija, man atrodo, jinai daugiau bus ne kažkoks tai dokumentas, o daugiau būtent pats procesas organizacijai. Kaip žmonės, tiesiog dirbdami organizacijoje, gali įtakoti ir prisidėti prie jos augimo, prie jos kažkokių tai pokyčių, kad jie tiesiog būtų įtraukti. Bet kadangi klausimas yra toks, į kurį aš nelabai galiu atsakyti, tai tą prizą aš jums ir įteikiu. Aš nušokiu. Ačiū labai. Reikia? Taip. O atsiprašau, kad jau prizas nutekto. Strategija vis tiek, tarnyba kita, bet dėl įdomumo. Tai jūs prisirišat kokiam metų laikotarpiui išvystyti šią strategiją? Nėra termino. Terminas yra dabar vieno oficialus, tai yra Šengeno reikalavimas iki šių metų pabaigos ją sukurti. Tai kaip suprantu, nebus. Ten žmogiškų išteklių strategija toks yra punktas. Tai manau, kad jisai turbūt atsiras kažkoks formalus, kad, kaip sakant, atsirašyti mes puikiai mokame, ne? Ką jau mokam, tai mokam. Dirbdami valstybinėse institucijose, tai kažkoks tai projektas turbūt bus sukurtas, arba bus parašyta, kad tiesiog yra šiuo metu kūrimo stadijoje ir jisai artimiausiu metu bus sukurtas. Bet aš sakau, manau, kad tokio kol kas termino nieks nežino, nes nieks nežino, kiek tai užtruks, nieks nežino, ar tai įsisąmonins, ar tai patiks žmonėm. Nes galbūt tai neišeis nieko, nes kartais būna, ypač kaip po pusės metų, tu vėl susitinki ir vėl pradedi iš esmės kalbėti apie tą patį. Taip atrodo, tai gal kiek mes čia dar kalbėsime, kiek mes čia dar rinksimės, bet paskui vėl pradedi kalbėti. Dažniausiai kaip po kokio nors mokyti, išvažiuoja vėl su tokia truputį optimizmo atsiradusia tokia gaidelė. Tai nežinau, aš negaliu atsakyti šitą klausimą. Tai ačiū labai tada už jūsų klausimus, tikrai džiaugiuosi, kad jų buvo ir iki kitų susitikimų.